Sveiki gerbiami ekspertai, sveikinuosi su jumis iš modernios seklyčios, kur ir vyksta mūsų edukacijos veiksmas. Ir prisistatysiu jums, kaip ir prisistatau savo edukacijos dalyviams. Pasakysiu 3 teiginius, vienas iš jų melas, turite atspėti, kuris. Į pirtį vaikštau jau daugiau kaip 40 metų. Esu mūsų pirtyje priėmusi daugiau kaip 1000 Lietuvos moksleivių. Savo pirmąjį vaikelį gimdžiau pirtyje. O dabar viena iš užduočių, kuri moksleiviams labai patinka. Aš sakau, kad po kubilu yra daiktas, kuris susijęs su pirtimi. Mokiniai turi, uždavinėdami klausimus, į kuriuos aš atsakau tik taip ir ne, atspėti, koks tas daiktas yra. Čia iš jums iš karto atskleidžiu paslaptį, jūs matote keletą šių daiktų ir gal jau iš karto ir galite pasakyti, kaip jie susiję su pirtimi. Jeigu ne, atvažiuokite į mūsų edukaciją. Na, o dabar einame į dar vieną edukacijos vietą, į kiemą. Esame mūsų sodybos kieme, kur ant tvoros sukabintos vertybės, kurios lemia gerą savijautą. O už tvoros jau galite matyti, yra sukrauti akmenys, iš kurių statysite dūminės pirties krosnį. Ne tik statysite, bet ir užkursite. Dar viena mūsų edukacijos erdvė, pristatau pirtininką. Esame vienoje iš garinių, ant sienos matote paveikslą nutapytą bičių. Bet ne tik šituo mes nustebinsime mokinius atvykusius. Jie sužinos apie teisingą elgesį pirtyje, sužinos apie vantas, apie garą ir daug kitų dalykų.